Esu Rokiškio krašto tautodailininkė, karpytoja Gita Kolosovienė. Šiandien mes išmoksime iškarpyti rėmelį nuotraukai, karpiniui ar veidrodžiui. Mums reikės pjaustymo lentelės, popieriaus lapo, peiliuko, žirklučių, pieštuko ir trintuko, liniuotės, segiklio. Šiandien mes karpysime iš A4 dydžio popieriaus. Tačiau popieriaus dydis priklauso nuo nuotraukos ar karpinio, kurį norite papuošti. Popierių lenkiame į 4 dalis. Svarbu, kad lygiai sutaptų popieriaus kampai. Užtvirtiname lenkimo linijas. Kad popierius būtų stabilesnis, aš jį sutvirtinu segikliu. Jūs to galite ir nedaryti, arba galima kraštelius susegti sąvaržėlėmis. Mes rėmelį piešime ne prie lenkimo linijų, o prie atviro popieriaus kraštelio. Kad visas rėmelis matytųsi, mes paliekame nuo krašto 1 centimetro juostelę. Ja nubrėžiu iš karto, man padeda ją išmatuoti kilimėlis. Kai rėmelį darome pirmą kartą, lengviau jį daryti iš augalinių motyvų, lapelių, žiedelių, o ne iš pasikartojančių figūrų. Pradedame piešti lapelį prie lenkimo linijos, lapelis, todėl užtenka nusipiešti jo pusę. Piešiant karpinį visada svarbu, kad linija būtų, turėtų savo storį. Lapeliai gali priartėti prie rėmelio, galime nupiešti pumpurėlius, gėlytę. Planuojame viduriuką, kur iškirpsime kiaurymę, vėl auga lapeliai, kai kur lapelį priglaudžiame prie gėlės žiedo, tiesiog, kad rėmelis būtų vientisas. Kai aplink visą rėmelį nupiešiame augalinius motyvus, karpinį pradedame pjaustyti. Pirmiausia, pjaustome lapelių viduriuką. Mes nenusipiešiam, kokio dydžio išpjausime kiaurymės, bet tai yra nesvarbu. Kai lapelių kiaurymės jau išpjaustytos, galime pjaustyti tarpelius aplink lapelį, gėlės viduriuką, žiedlapius. Kai pjaustome pirmą kartą, galima pasižymėti pieštuku, nuspalvinti tą vietą, kurią reikia išpjauti, kad nesusimaišytume. Dabar beliko iškirpti tik rėmelio kraštelį. Galime kirpti lenktomis žirklutėmis arba tiesiomis, kaip jums patogiau.
Jeigu jums patiko pjaustyti peiliuku, galite ir rėmelio kraštelį pjaustyti peiliuku. Mūsų rėmelis jau iškarpytas, galime jį išlankstyti. Ištiesiname lenkimo linijas. Šiuo karpiniu papuošime nuotrauką, ją įrėminsime, todėl klijuoti nereikės. Ką tik išsikarpėme karpinį paprasčiausiu būdu. Dabar parodysiu, kaip iškarpyti karpinį iš pasikartojančių elementų. Pradedame nusibrėždami 1 cm juostelę. Nusipiešiame tinklelį, į kurį piešime pasikartojančius elementus. Prie lenkimo linijos aš piešiu tik pusę elemento. Į kitus 2 langelius jau visą. Nusipiešiame visus elementus, tarpelius užpildėme žiedeliais ir kamputyje iš tų pačių elementų suplanavome ornamentą. Pjaustome taip pat pirmiausia kiaurymės, kurias sunku būtų iškirpti žirklutėmis. Iškirpome rėmelį, atlenkėme. Čia buvo mūsų lenkimo linija. Matome, kad visi elementai kartojasi. Tikiuosi, jums pavyko iškarpyti karpinį. Linkiu visiems būti kūrybiškiems ir iškarpyti daug įvairiausių karpinių.